po pagrojimo bus paskelbta, kad iki Pupų dėdės pagrojimo Lietuva turi tik vieną genijų, Čiurlionį. O po pagrojimo Lietuva turės 2 genijus, Čiurlionį ir Pupų dėdę. Tai visiems įdomu, ką aš pagrosiu. Pirmas pasaulyje pagrosiu Oginskio polonezą, ne ant smuiko, kaip visi groja. Pupų dėdė pirmas pasaulyje jums pagros Oginskio polonezą su puodų dangčiais. Ir po to jis bus paskelbtas genijus. Šalia Čiurlionio. Mūsų laikraščiai taip sakė, Čiurlionis tapo genijum sujungiant į vieną sintezę tapybą ir muziką, taip. O Pupų dėdė tapo genijum sujungęs į vieną sintezę Oginskio polonezą ar puodų dangčius. Jūs nevadėt prieš pusvalandį grojau šitą melodiją ir atėjo plikas klausytojas. Ir klausantis mano grojimo plikam klausytojai plaukai atauga, O šitą polką aš grojau Šiluvoj, tai kunigai išvedė Davatskas šokt, žinokit. Vaizdas buvo, žinokit, žodžiais nenusakomas Šiluvoj. Pupų dėdė groja, o kunigai su Davatskom šoka. Tada, žinokit, turiu plokštelę gražią. Galima nusipirkti, žinokit. Čia vestuvinės dainos. Jo. Žinokit, jeigu, pavyzdžiui, kokia sena merga klausos Pupų dėdės atliekamų dainų, tai jai toks pakilo noras tekėti, žinokit, kad jinai, žinokit, net už raguoto tekėtų tuo metu. Žinokit, kada skamba tos Pupų dėdės atliekamos dainos. O kada pasibaigia ir tada nuskamba Pupų dėdės patarimas Kaunas senberniam, seniem bernam. Pupų dėdė pasako, patarė, ką senas bernas turi daryti, kad apsiženėt. Tai va, seni bernai mane užpuola pirkti, žinokit, labiau dėl patarimo negu dėl dainų, žinokit, išperdamas plokštelę. Tai manęs klausė, nu sako, tu pasakyk dabar, sako, nekankink mūsų, ką senas bernas turi daryti, kad apsiženėtų. Pasakysiu, reikia senam bernui prisikimti pilnas kišenės šieno, užspausti, kad nesimatytų, kas ten yra, ir vaikščiot apie moteris, ir rodant apie kišenės savo išsipūtusias, aiškint, kad pinigai čia. Iškart senas bernas apsiženė, jeigu va šitą metodą panaudoju. Nu, ačiū jums, ponai.